Mes žinome, kad mes prasilenkime su demokratinė tradicija. Mes žinome, kad mes darome dalykus, kurių žmonės nenori daryti. Bet mes tai darome, kad juos išgelbėtume. Taigi, kad išgelbėtume žmonės, kad išgelbėtume planetą. Tai puikiai priedanga. Ir aišku, visose šalies mokyklose Anglijoje tokia filosofija yra bandoma prastumti su specialios sistemos pagalba, kurią mes dabar turime angliškose valstybinėse mokyklose, kuriems yra sakoma, mokytėjams yra sakoma, ką jie gali mokyti, kaip jie gali mokyti. Dauguma informacijos mūsų šalyje sužinoma iš televizijos. Žermiausia televizija čia yra BBC. Visi aukščiausi BBC postai, generalinis direktorius, vadovas, laidų vedėjai, visi yra Downingo numerio 10 darbuotojai, nes taip ši sistema veikia. Taigi, tai yra visiškai negailestingas fiktyvaus mokslo bagažas, kuris yra užkraunamas žmonėms. Ir tai tęsiasi daugelį metų. Bet kas yra įdomu, kad visgi laikraštis Trojan atliko apklausą ne taip ir seniai, prieš porą savaičių, kur paskelbė, kad virš 50% paprastų žmonių visiškai netiki mūsų žiniasklaidą. Taigi vis dar yra nemažai vilties. Visiškai sutinku. Dabar turime daug vilties, nes tai yra nedemokratiška, tai yra tironiška. Ir istorija rodo, kad jei žmonės tiesiog nepaliauja kalbėję tiesos ir viešinę apgavystės, tai jie sugriauna pati save. Visgi čia yra problema. Net kai jie buvo paviešinti kaip sukčiai, kaip apgavikai, sistema tiesiog tęsė savo veiklą tą pačią kryptim. Ir jų melas jau liejasi per kraštus. Prieš 3 metus aš ėmiau interviu iš Davido Rothschildo, didžiausio Rothschildo turto paveldėtojų, kuris jau tuo metu buvo vaizduojamas kaip planetos gelbėtojas. Štai jis yra ant Outside žurnalo viršelio. Herojaus genas, kaip jį įlieti į save. Ir čia iš tiesų pasakyti, kad jis yra kaip Jėzus Kristus. Aš manau, Rothschildai save visada laikė mergelės Marijos linijos. Ir štai čia kalbama, kad jis yra išgelbėtojas, kad jis yra Kristus. Aš turiu omeny, tai yra nauja religija. Al Goras sakė, kad jie eina į religiją. Klasikinis Jėzus. Ir čia aš turiu Al Gorą kalbant Newsweek'e. Eko pranašas. Ir čia sakoma, kad jis yra mąstantis žmogus, kuris mus gelbsti. Kai kartą laidos metu skambinom Rothschildui, aš paklausiau, kodėl tirpsta Marso ašigalių apledėjimai. Vėliau jie padidėjo, nes Saulė vėso. Ir jis atsakė, nes Marsas arčiau Saulės nei Žemė. Ir aš atsakiau, ne, Marsas randasi toliau nuo Saulės nei Žemė. Ir aš paklausiau, kodėl tirpsta Jupiterio ir Saturno mėnuliai. Ir jis atsakė, kad jie arčiau Saulės nei Žemė. Ir aš pasakiau, ne, jie nėra. Ir žinot, jis juokėsi iš manęs, ne dėl to, kad jis nežinojo, bet dėl to, kad galvoja, kad mano klausytojai buvo tokie patys kaip ir dauguma žmonių, kad jie yra kvailiai. Aš turiu omeny, Al Goras neišrado interneto. Baltieji lokiai neskęsta, jų skaičius auga. Ir jie žino, kad anglies dvideginis nėra anglis. Ir jie visą tai žino. Bet jie tokie pasikėlė, kad tiesiog toliau išsisukinėja su visu tuo. Kaip jūs susidorojate su tokiu visišku nesiskaitimu su jumis? Aš manau, kad mums reikia ir ką mes ėmėm daryti čia, nors mes nesame taip toli nuėję kaip jūs, bet mano partija, Jungtinės karalystės nepriklausomybės partija, gimė iš paprastų žmonių, iš eilinių žmonių. Mes tokius vadiname paprastais gatvėje sutiktais žmonėmis. Arba kaip jūs juos vadinate, Joy Sixpack. Tai tokie žmonės, kuriais tiesiog turi tikėti. Ir aš nemanau, kad jie yra bent perpus tokie kvaili, kaip vidutinis laisvas elitas juos laiko. Jie supranta, kad jie yra išdarinėjami, jie supranta, kad jiems meluoja. Ir jie balsuoja už mus dabar, kai mes turime proporcinę reprezentacinę sistemą. Kai mes išsilaisvinsime iš 2 partijų sistemos, kurią mes dabar turime Europos rinkimuose, jie jaučia, kad gali balsuoti už mus. Ir jie balsuoja už mus milijonais. Ir ką reikėtų daryti? Mes tęsime daryti tai, ką darome. Mes gegužės mėnesį iškelsim 500 kandidatūrų Westminsterio rinkimuose. Tai beveik pilnas sąrašas kandidatų. Taigi kiekvienas ir kiekviena rinkimų apygarda gali pasakyti, palaukit minutėlę, aš turiu alternatyvą. Ir aš manau, tas pats turi nutikti Amerikoje, naujajame pasaulyje, jei norite. Darydami kažką panašaus, jūs būtumėte nepakartojami. Ir jei aš galėčiau pasiūlyti, kaip turėtumėt pavadinti savo partiją, tai aš pavadinčiau Amerikos konstitucinę partiją.
Todėl, kad daugiausiai, ką aš matau vykstant Amerikoje, yra tas, kas vyksta Jungtinėje karalystėje, tai yra konstitucijos nesilaikymas. Ir jei jūs galėtumėte susigrąžinti konstituciją, aš turiu omeny, tik pažiūrėkite į situaciją su Interpolu, su klimatu, pažiūrėkite į naują sveikatos apsaugos bilį, kuris dabar yra ruošiamas. Senato kongresas, be kurio dabar turite tvarkytis. Visa tai yra absoliučiai priešinga Amerikos konstitucijai. Niekur Amerikos konstitucijai nėra pasakyta, kad jūs turite būti atsakingas už savo kaimynų sveikatos apmokėjimą. Yra netgi dar blogiau, net jei jėgai visi socializmą, kuris yra svetimas mūsų sistemai, kuris sukuria priklausomybę ir korupciją ir išeikvojimą. Obama drastiškai mažina medicininės paslaugas, užkelia mokesčius ir net grasina kalėjimu, jei jis neapsidraudęs. Ir jei tu pasakai savo daktarui, kad nenori tam tikro gydymo, tai vyriausybė tave tiesiog išmeta už borto. Ir tą kuria vyriausybės biurokratija, kuri nusprendžia, kokį gydymą gali gauti. Ji diktuoja, kas ir kaip. Aš niekad nepamiršiu, kaip prieš 3-4 metus, iškart prieš Gordonui Brownui ateinant į valdžią, aš žiūrėjau Tony Blairo kalbą bendruomenių rūmose, kur ministras pirmininkas atsakinėjo į klausimus C-SPANui. Ir jis prispažino, vienas iš parlamento narių atsistojo ir pasakė, viena mano rinkėja 18 mėnesių laukė smegenų auglio operacijos. Dažniausiai jis virš 90% operuojamas, bet kadangi jį laukia taip ilgai, jį mirė, ir Tonis Blairas atsakė, kad taip, tai tiesa, taip nutinka, mes tenksime pasitaisyti. Aš turiu omeny, kad aš nemanau, kad vidutinis amerikietis suvokia, kad veikiant Europos socialistiniai sveikatos apsaugai nutinka daugybė pragariškų dalykų. Ir jūs galėtumėte papasakoti tiems, kas nedaug apie tai žino. Taip, mes padarėme tai, ką jūs darote dabar, tai buvo 1946-47 metais. Mes turime patirties su idealiai gera sveikatos apsauga, kuri buvo paremta individo patirtimi su savo vietiniu gydytoju ir vietinė ligoninė, kuri buvo dalinai remiama nemokama ir dalinai apmokestinama. Bet vėliau jie sukūrė šitą baisų monopolistą pavadinimu valstybinė sveikatos sistema. Iš valstybinės sveikatos sistemos mes išauginame tokį monstrą, kad jūs nepatikėtumėt. Tai didžiausias darbdavys Europoje. Jis tiesioginė to žodžio prasme kainuoja milijardus ir milijardus ir milijardus svarų per metus. Mes ką tik išvaistėm 8 milijardus svarų, tai virš 10 milijardų dolerių nevykusiai kompiuteriniai sistemai. Niekas valstybinėje sveikatos sistemoje neveikia. Tai mūsų šventoji karvė. Ar jūs patikėtumėt, kad dabar mes turime daugiau sveikatos administratorių sistemoje nei ligoninės lovų? Tai savotiškas lunatizmas, kurį gauni. Ir aš skaičiau tą bilį ir nors nesu ekspertas šioje srityje, bet aš maldauju jūsų ir jūsų visų klausytojų vardan gėrio, rašykite savo atstovams ir sakykite dėl Dievo, nebalsuokite už jį. Tai bus katastrofa. Pažiūrėkite į VA. Ir nesu tikras, kaip tai nutiko, bet atrodo, jūs savo išsirinkote socialistą prezidentą. Ir aš tiesiog nežinau, kaip tai atsitiko. Pažiūrėkite į VA, veteranų administraciją. Aš turiu omeny tragišką sveikatos apsaugą mūsų veteranams. Daugiau nei pusė pinigų išleidžiama administracijai, o ne sveikatos apsaugai. Ir kai skaitai šį bilį, tai matai, čia tiesiog gigantiškas pinigų švaistymas. Tai suteikia draudimo kompanijoms valstybinį imunitetą, tai suteikia ligoninėms imunitetą. Jūs kalbate apie globalizaciją, globalią valdžią. Štai čia visi tie dalykai vyksta. Jie bando atsikratyti vietinės valdžios, pereinant į valstybinį lygį, o iš valstybinio paskui tarp valstybinį. Ir mes ėmėm interviu iš Nigelo Farageo, buvusio jūsų partijos lyderio, ir kitų. Mes ėmėm interviu iš Lordo Monktono ir kitų, kurie kalba apie globalią valdžią. Naujasis Europos Sąjungos vadovas Hermanas Van Rupe, kaip jau žinote, sakė, kad tai yra pirmieji globalios valdžios metai. Ar jūs galite kalbėti apie šitą panglobalistinę Europą, apie kurią kalba Europos Sąjunga, kad ES modelis apima planetą per sutartis? Ir aš primenu klausytojams, kad prieš 3 metus Džordžas Bušas pasirašė tarpatlantinę apsaugos klestėjimo partnerystės sutartį kartu su ES. Taigi ši integracija jau seniai slapčia vykdoma. Ar galite apibrėžti jų didįjį planą? Taip, be abejo, kol kas aš galiu pasakyti tik tiek, kad čia mes turime reikalų su kažkuo panašiu į Europos Sovietų sąjungą. Ir aišku, viskas, ką mes turime daryti tada, jei mes turime kažką kaip Šiaurės Amerikos sistemą arba Amerikos sistemą, kuri yra panaši, ir ji eina tuo keliu. Kasdien jūs artėjate prie tos situacijos. Tai tik laiko klausimas, kada tie du galios blokai susijungs.
Ir vienintelis dalykas, kas šiuo metu stabdo visų šių veiksmų įsibėgėjimą, yra gilus priešiškumas Europos biurokratijoje ir parlamente, gilus priešiškumas Jungtinėms valstijoms, gilus priešiškumas pačiai laisvos prekybos ir kapitalizmo koncepcijai. Yra gilus priešiškumas tiems dalykams. Taigi iš tiesų yra teorinė problema, kuri turi būti nugalėta. Bet vos tik ji bus nugalėta, man reikia, kad jūs suprastumėte, kad jūsų klausytojai suprastų, kad aukštieji politikai, jie neturi nieko bendra su valstybinė sveikatos sistema. Jie eina į privačias klinikas, kur jais privačiai rūpinasi. Taigi, jeigu jie turi smegenų auglį, jis bus išoperuotas tučtuojau. Aukštųjų politikų vaikai neina į tas pačias mokyklas, jie neina į tas pačias ligoninės.